Ilonos stebuklų šalis įsikūrusi mažame Estijos pajūrio Haapsalų miestelyje. Čia prabėgo dailininkės Ilonos Vikland vaikystė. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, ji kartu su seneliais išvyko į Švediją, kur vos baigusi dailės mokslus sutiko Astrida Lindgren. Astrida jai davė savo rankraščius, paprašė perskaityti ir iliustruoti taip, kaip ji jaučia. Astridai patiko Ilonos darbai ir vėliau visas knygas, kurias parašė Lindgren, iliustravo Ilona Vikland. Daugelį knygų, kurias iliustravo Ilona Vikland, estai buvo skaitę, tačiau faktas, kad šių knygų iliustratoriai yra kilusi iš Estijos, ilgus metus nebuvo žinomas. Estijos žmonės pirmąsyk tai išgirdo 1991-aisiais, kai Ilona kartu su Astrida atvyko į Estiją. Beveik prieš 3 metus Haapsalų įkurtas centras pavadintas Ilonos stebuklų šalimi. Čia užsukus galima išvysti daug dailininkės darbų, kuriuos jį padovanojo vaikystės miesteliui. Taip pat pažiūrėti dokumentinių animacinių filmų. Tačiau vaikus labiausiai traukia kambarys, į kurį jie dėja nėra įleidžiami, tačiau jį gali apžiūrėti per stiklą. Čia Karlsono kambarys. Tėveliai sako vaikams: pažiūrėk, šis kambarys lygiai taip pat sujauktas kaip tavo. Vaikai sako: ne, visiškai ne, aš neturiu šito, ano ir trečio. Tačiau teiginiui, kad čia tvyro netvarka, pats Karlsonas paprieštarautų. Jo kambaryje viskas turėjo savo vietą ir buvo ten, kur turėjo būti. Mažylį, su manim nenuobodžiausi! Ką tu čia darai? Aš matai dūkstu, atseit išdykauju. Na, mažyli, o kur tavo Karlsonas? Jis išskrido, bet žadėjo sugrįžti, mielas, gerutis.